Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Laukiame ir sulaukėme žiemos lapkričio vidury. Žinoma, čia dar nerimta žiema, dar tikrai neaišku, kada lipsime ant pirmojo ledo, tačiau daugelis jau apie tai galvoja. Pradeda ieškoti žuklės parduotuvėse reikalingų avižėlių, meškerėlių, aprangų ir tai visiškai logiška. Niekada negali žinoti, kada, kai duos, tai jau duos. Daugelis meškerėtojai dabar važiuoja žuvauti vėgėlių, tačiau keliai vėlgi prasidarė tokie nepravažiuojami ir belieka mums ką daryti. Visieną norisi žvejoti meškerės rankose. Šalia Klaipėdos uostas, kodėl nepabandyti gaudyti plekšnę? Ne tik Klaipėdoje, tačiau ir Palangoje nuo tilto arba jūroje nuo kranto. Apie tai šiandien visa mūsų laida. Žiema trinktelėjo visoje Lietuvoje, trinktelėjo ir pajūryje. Sniegas, šaltas naktis, ne ką šiltesnės dienos, ledas, žodžiu, visą tai praneša, kad baigėsi. Ruduo ir netrukus prasidės žiema. Kokia bus ta ateinanti žiema, spėlėjo daugelis, ne tik meškeriotojai, tačiau įvairiausio plauko žmonių. Vieniem tai smagu ir gera, palydinė žuklės, slidinėjimas, kitiem galbūt visiškai nepatinka toks oras. Tačiau ką darysim? Kas yra, tas yra, mes meškeriotojai tokie, kad negalime ramiai nusėdėti vietoje. Ir jeigu jau aplinkui sninga, jeigu pakilusios upės ir visos televizijos praneša apie potvinius, mesgi turime ir Kuršių marias, ir Baltijos jūrą, ir ežerus, ir tvenkinius. O šiandien bandysime nuo Klaipėdos molo žvejoti plekšnes. Labai nesudėtingos sistemėlės ir dar paprastesni jaukai. Nei čia reikia jaukinti, nei šerti žuvies. Tiesiog žvejojame žuvies filė gabaliukais. Dažniausiai filė naudojame arba žiobrį, arba kojas. Visą tai supjaustoma į nedidelius gabaliukus ir kabinama ant kabliuko. Labai paprasta. Plekšnė žuvis tokia, kuri jeigu jau atplaukia į Klaipėdos uostą, tai tikrai valgys viską, ką pasiūlysite. Svarbiausia, kad jos čia būtų. Dažniausiai plekšnės į Klaipėdos uosto vartus, prie kurių gaudome šiandien mes, sulenda būtent po didžiųjų audrų. Kai didelės audros Baltijos jūroje, kai nuo kranto žvejyba neįmanoma, galima žvejoti pačiame uoste. Žinoma, kuo arčiau jūros, tuo geriau. Ten, kur dar galima žvejoti, kur yra tvarkinga betoninė pakrantė, ten, kur saugu. Niekam nerekomenduojame lipti kažkur toliau, dar ant molo akmenų, nes ten iš tikrųjų pavojinga. Vanduo ledinis, nuslysite, niekas nebepadės. Nei prisišauksite, tiesiog neverta rizikuoti dėl kelių plekšnių savo gyvybės. Dėl to pasirinkame labai paprastą gražų stalą. Būtent čia įstatome savo stovelį, naudojama jūriniai žūkliai nuo kranto, tiesiog jis sustumtas ir labai paprastos sistemėlės. Kaip jau sakiau, 2 kabliukų sistema su suktukais, pakankamai rimtas svoris ir žinoma ilgakočiai kabliukai. Ilgakočiai tam, kad būtų jas paprasčiau išimti iš plekšnės burnos. Plekšnė žuvis raji. Jeigu jau prairija jau su masalo, tai 80% kabliuko reikės ieškoti kažkur tai giliai. Masalas nuo molo metamas pakankamai toli, ten kur giliau. Vis dėlto plekšnės mėgsta laikytis farvateryje, o ne prie pat kranto. Ir ten, kur giliau, daug mažiau povandeninių kliuvinių. Būtent tokiose vietose dažniausiai ir laikosi plekšnės. Meškerikočiai sumesti, belieka laukti pirmųjų kibimų ir stebėti žiemą plaukiančias jachtas. Pakankamai įdomus variantas, kai daugelis jachtų jau dabar ištrauktas ir ilsisi laukia kito plaukiojimo sezono. Kibimas netrunka laukti, vadinasi, žuklės vieta pasirinkta teisingai. Plekšnė pakankamai ryškiai supurta galiuką, taip. Jūrinė žuvis iš visos kimba pakankamai agresyviai ir tai būtų nedidelė menkė ar plekšnė. Plekšnė kažkas panašaus į ešerį, kuris apsižioja masalą ir jūsų plūdę nunardinės laiko kažkur tai ežere ir tvenkinyje. Pirmasis šios dienos laimikis. Ne pats įspūdingiausias, nes pats didžiausias, tačiau žvejyba tampa maloni, tuo labiau, kad ir žvejoti dabar praktiškai Lietuvoje nebėra ką. O plekšnė tai puikus laimikis visiems tiem, kurie mėgsta valgyti jūrinę žuvį. Nes plekšnės pakeptas keptuvėje tikrai vienas iš pačių skaniausių delikatesų. Kągi, antrojasis meškerikotis taip pat suverpa ir dar vienas laimikis keliauja link mūsų. Visiškai paprasta žuklės sistema, paprasta žuklės būdas, tačiau lyg atrodytų, kągi čia dar protingo, tu gali išmastyti tai plekšniai. Tačiau, patikėkite, papasakoti turime ką.
Tokia mūsų žuklės pradžia, kelias plėšnytės susikabino, tai svarbiausia, kad šiandien jūrė, rudens, brūkšnelį žiemos dieną mes nepraleidžiame veltui čia Klaipėdoje ant molo. Jeigu kalbėti apie žuklės įrankius, tai, kaip matėte, žuklės įrankiai pakankamai grūbus, tačiau jie nėra ilgi. Mes naudojam 2,40 m stiklo pluošto, kotus, kurie nebijo nei smūgių, kurie nebijo nei kažkokių tai padėjimų ant molo. Taip pat pakankamai nebrangios, tačiau stiprios rytės. Ir esmė tokia, kad žinoma, ant molo geriausiai turėti su savim štai tokį stovą, kurį mes naudojame. Jeigu jis būna ištiestas, pamenate jūrai nuo kranto, o jeigu štai taip jį gražiai kompaktiškai sudedate, lygiai taip pat jūsų įrankiai nesivalios ant žemės, o galite žvejoti ir nuo molų. Jeigu kalbėti apie valus, apie visas sistemėlės, nieko įspūdingo, ypatingo. Kodėl geltoni valai? Todėl, kad kai žvejojame tarp žmonių, kai čia būna daugiau žmonių, jeigu žvejojate Palangoje nuo tilto, jūs pats geriau matote, kur yra užmestas jūsų valas, maždaug įsivaizduojate, tą trajektoriją metate ir kiti meškeriotojai lygiai taip pat jie mato, kur jūsų užmestas valas ir daug mažiau šansų, kad permes jūs. Padeda jums labai paprastai žuklėje. Jeigu kalbėti apie sistemėlės, sistemėlės labai paprastos. Tai yra pora pavadėlių, kabliukai ilgakočiai, papuošti fosforiniais rutuliukais, įsivaizduojame, kad taip geriau plekšnė mato masalą. Svarelis 4 uncijų, pakankamai sunkus, vėlgi pavadėlis ir viskas. Aš bent asmeniškai žvėjau visada 2 pavadėliais, nemėgstu gaudyti 3, per daug makalinės, rezultatai tokie patys. Dažniausiai būna tokie patys, kai plekšnė skimba. Žinoma, reikia atkreipti dėmesį į visą tai, kas yra vėjai. Kuo labiau iš jūros pučia vėjas vakarų, šiaurės vakarų, pietvakarių, tuo daugiau plekšnių galite pagauti juoste. O kai jų mažiau, čia matosi ir žvėjų mažiau. Tačiau kol kas, štai tokią niūrę dieną žvejoti yra ką. Tai yra svarbiausia. Šiandien dar paeksperimentuosime su kvapais, nes vadinamieji plekšnių dipai, tai yra kvapai uždėti ant porcijos ar mėsos gabaliuko, iš tikrųjų veikia. Apie tai šiek tiek vėliau. Dabar pats geriausias metas nežvejoti ir laukti palydinės žuklės malonumo. Jeigu jūs sugalvojate žvejoti, tai galite bandyti ir eksperimentuoti. Šiandien mes eksperimentuojame vadinamaisiais dipais, tai yra kvapais. Mėsos gabaliukus įkvėpinsime skirtingais 2 kvapais ir patikrinsime, ar galioja ta teorija, kurią jau esame patikrinę, kad pakvėpintas porcijos gabaliukas dirba kur kas geriau negu paprastas. Vienas variantas anyžiai, kitas variantas krabų kvapas. Kągi, pažiūrėsime, kaip susikaus 2 meškerės tarpusavį ir kurie kvapai bus ryškesni. Iš tikrųjų, mėsos kvepia pakankamai ryškiai. Viena anyžiais, kita krabais. Metimai iš visos sveikatos, nes pastebėjome, kad būtent žvejojant čia Klaipėdoje ant molo, kuo toliau, tuo geriau. Tuo gal ir stambesnės plekšnės, tuo ir kibimas aktyvesnis. Vis dėlto ten, kur farvaterius, kur plaukia didieji laivai ir gylis didesnis, o plekšniai, kogi dabar žiemą lysti į tą labai seklumą. Jos į seklumą lenda tik pavasarį, kai ruošiasi neršti. O dabar ramiai guli ir uosto anyžių arba krabų kvapus. Nors atrodytų, kad kirsti ir nereikia, tačiau jeigu atkreipėte dėmesį, porcijos gabalą dedame pakankamai didelį. Vis dėlto norisi pagauti didesnę žuvį nei kimba šiandien ir dėl to kabliukai didesnė ir masalai didesnė. O plekšnės tos pačios. Kol kas 1-0 anyžių naudai. Tačiau kibimas, galima sakyti, buvo ne per ilgas. Pauzė trumpa ir kibimas labai greitas. Vadinasi, viskas tvarkoje. Anyžių kvapas kol kas veikia. Dar vienas žuveliokas susidomi būtent anyžiaus kvapu ir lygiai taip pat pradeda kibti tik užmetus meškerykutį. Vadinasi, vertėtų pabandyti ir ant kitos meškerės uždėti taip pat anyžiaus kvapų porcijas. Ta diena mes įsitikinome, kad anyžių kvapas iš tikrųjų dirbo puikiai.
Bandėme vėlgi žvejoti visiškai nekvepintais mėsos gabaliukais ir plekšnių kibimus laukdomėm daug rečiau. Krabas taip pat sudirba, čia galima pasakyti, kad jis dirba kur kas didesnėm žuvims, nors tą dieną visos žuvis buvo panašios. Na, o anyžių kvepinti masalai iš tikrųjų sudirba. Ir sudirba pakankamai aktyviai. Kuo labiau į vakarą, tuo kibimai darėsi vis dažnesni gaila, tik kad žuvis nedidėja. Galvojame, kad tų didžiųjų plekšnių vis dėlto reikėtų patykoti naktį. Tai yra, tą kartą mes žvejojame nuo 12 valandos dienos iki 4 vakaro. Vėliau pradėjo temti, žvejyba baigėsi. O jeigu pabandytumėte pažuvauti būtent nuo 4 vakaro iki 10-11, gali būti, kad ir plekšnės bus didesnės. Vis dėlto jos naktį suaktyvėja. Ir lygiai tą patį pasakoja meškeriotojai žvejojantis ir nuo Palangos tilto. Ir kaip nebūtų keista, šiemet nuo Palangos tilto pradėjo kibti ir menkės. Kas pagaudavo 8, kas 10 žuvų žvejodami per naktį. Ir čia Klaipėdoje nuo molo viena kita menkė taip pat neaplenkdavo meškeriotojų pasiūlytos porcijos. Vadinasi, reikėtų pabandyti žvejoti šią žuvį daug vėliau. Tada, kai sutemsta, tada, kai visi namuose ramiai žiūri televizorių, o jūs ant molo, su prožektoriais kaip bepročiai žvejojate žuvį. O ko ne? Kogi sėdėti namuose? Vakarėjant ramybės nebėra, nes kibimas ypatingai suaktyvėja, vadinasi, viskas tvarkoje, pasiteisina teorija, kad ir plekšnės, kaip ir kitos žuvis, arba vėlyvą vakarą, arba ankstyvą rytą. Tačiau dabar, kai daugelis meškeriotojų, mūsų bičiulių, baigia darbus 5-6 valandą vakaro, kodėlgi neatvykti čia į Klaipėdą ir nepabandyti savo laimės pažvejojant iki vakaro. Geros 4-5 valandas ir tokios žvejybos per gerklą. Tačiau laimikiai didesni ir laikas nepraleistas vėl. Grynas oras, kad ir kokia bebūtų prasidėjusi žiema, visiems sveikatą. Kalbėti apie plekšnės kibimą, tai jisai matomas puikiai. Šiandien stebėjote, kaip mes gaudėme. Ir tas plekšnės sudrebinimas, kaip vyksta ir dabar, tai tik įrodymas, kad žuvis kimba. Ir vis dėlto, kad ir kaip bebūtų, viskas priklauso vėlgi nuo dienos, kaip jau sakiau, nuo vėjo. Geriausiai juos te gaudyti tada, kai siaučia audros Baltijos jūroje. Tačiau rytas vakaras, tokia teorija vis dėlto egzistuoja. Kuo vėliau į vakarą, tuo daugiau šansų pagauti įdomesnės žuvies, o ne vienas ir ne antras meškeriotojas šiemet ir nuo Palangos tilto, ir štai nuo čia molo yra pagavęs ir tikrai gražių menkių. Taip kad dabar, kai nebėra ką žuvauti vis dėlto yra ką. Netrukus žuklės naujienos. Sveiki žvejai! Nuo šios savaitės karščiausios naujienos tai, kad pagaliau pas mus atėjo žiema. Na, o kad kojos nešaltų, reikalingi tikrai šilti ir patogus batai. Firma Chemic, kuri yra įsikūrusi Kanadoje, gamina tikrai gerus ir kokybiškus batus. Štai mano rankose
Hunter, tai angliškai medžiotojas pavadinimų batai, kurie tikrai yra nesunkus, viduje tikras veltinis, guma labai ypatingai stora. Padas tikrai nėra stipriai spigliuotas, yra skirtas daugiau vaikščioti mišku, kur daug sniego, galima drąsiai vaikščioti netgi ir ant ledo. Kas dar? Guma tikrai yra iki -40, ant jų visur rašo, yra nupieštas termometras. Tai yra labai sena firma, kuri gamina batus jau beveik 100 metų. Ir aš manau, atvykęs į parduotuvės, kiekvienas žmogus įvertins jų aukštą kokybę. Ši firma gamina ne vieną modelį. Antras modelis yra Icebreaker angliškai, tai yra ledlaužys, išvertus į lietuvių kalbą. Tai yra lengvesni batai. Yra truputį plonesnės gumos, bet yra dvigubai storesnis veltinis. Ir veltinis yra netgi su folija, kurie sulaiko jūsų šilumą, o yra daug skilučių, kur išgarintų prakaitą. Tai tikrai yra skirta daug vaikščioti, yra žymiai minkštesni ir yra padas kitoks. Yra padas su spigliais, kad jūs tikrai neslystumėt ant ledo. O kad tokiuose batuose koja išliktų sausa ir šilta, reikalingos tikrai kokybiškos kojinės, kurias gamina garsi ispanų firma Mund. Tai yra tikrai nekinietiškas produktas. Ankstesnėse laidose pristačiau trumpąją seriją Himalai. Tai yra iš merino vilnos. Merino vilna tai yra labai gerai perdirbta, suausta specialiomis technologijomis, kitoj pusėje net nupiešta. Yra kaip tai daroma, kad kiekviena kojinės dalis yra ne šiaip močiutė vienodai numezga, bet kiekviena kojinės dalis turi savo funkciją. Viena, kad neišdiltų, kita, kad išgarintų prakaitą, trečia yra, kad būtų nesmuktų, nes bate ilgiau pavaikščius tikrai būna, kad prastesnės kojinės nusmunka ir jūs praktiškai turit po to, kai jūsų kūnas sudrėksta, dažnai pakelti. Ir tai yra tikrai nemalonu, ypač daryti tai ant šalčio. Himalajų serija gaminama įvairiausių dydžių, mano rankose ilgoji serija, jūs galite užsitempti jūs net iki kelio. Tai tikrai yra aktualu tiem, kas tikrai nemėgsta šalčio. Ruošiantis žiemos žūkliai, norėčiau atkreipti dėmesį visus į žvejo dėžės. Štai man rankose firmos Zebco, tai yra vokiečių gamintojas, plastikinė dėžė, kurie yra ypatingai lengva. Viršus yra, kaip matote, storas ir minkštas, kad jūs būtų patogu sėdėti ir nešaltų užpakalis. Vidus yra labai talpus, galima laikyti ne tik žuvį ar tai maistą ar dar kažką, bet susidėti praktiškai visus savo reikiamus žuklės įrankius. Jį tikrai yra patogu nešiotis, nes yra ypatingai lengva, dar pasikartosiu. Turi ilgą diržą, kam tai reikalinga, nes kada reikia truputį pereiti, kad pasilenkti viską, jūs apsirengė dar grąžtas rankoje, reikalingas ilgas diržas, kad jūs tik nuo žemės truputį pakėlus ir galite jau eiti ir judėti. Kita dėžė, kuri yra gaminama Lietuvoje, pasirodžiusi naujiena, tai yra 3 aukštų dėžė. Jis yra visa iš metalo, viršus yra minkštas ir padengtas dirbtinė oda. Kiekvienas stalčiukas turi savo užsegimą ir grandinėlę, kad tikrai netvirstų. Susidėsit visus savo žieminius įrankius. Šitos dėžės galima naudoti ne tik žiemą, bet ir gaudant pavasarį, naudoti kaip kėdutę tiek vasarą, yra tikrai patogu. Kaip žinia, kad artėja kalėdos ir tikrai rimtam žvejui, kuris viską turi, yra sunku išrinkti dovaną. Į Lietuvą pagaliau yra atvežta iš Amerikos gamintojas, tai River Edge produkcija, tai yra įdomi produkcija. Štai mano rankose toks rinkinys senų voblerių, vilioklių lietuviškai, kuris tikrai papuoš ne vieną tikro žvejo sieną. Tikrai įdomi dovana. Tikriem muselininkam, ar tai prijaučiantiems muselininkams. Štai toks laikrodis tikrai nudžiugins kiekvieno akį, kabant ant sienos, kadangi aplinkui yra į korpusą įlietos tikros muselės. O tikro žvejo stalą tikrai turi puošti štai toks žuvies padėklas, kur jūs sugavę savo laimikius galėtumėte atnešti svečiams ant stalo. Štai tokios lašišos formos padėklas tikrai papuoš tikrai ne vieną šventinį stalą. Šitų dovanų rinkinyje yra
ne tik žvejams, bet ir medžiotojams daug skirtos produkcijos. Štai mano rankose rėmelis fotografijai, kurią jūs pasidėję ant stalo tikrai džiaugsite savo mylimų žmogum su elnio atvaizdu ir yra su Voverištinio upėtakio atvaizdu. Tikrai gražios ir malonios staigmenos galite padaryti savo mylimam žmogui. Na, o pirmoji Romados akcija skirta žieminiai avaliniai. Šią savaitę Astrotermo kormorano batai, štai tokie su tikrų veltinių Astrotermo technologijom storų padų minkšti odiniai, už ypatingą kainą tik 139 litus. Ir jūs sutaupote net 60 litų. Na, o kaip visada antroji Romados akcija skirta žvėjams, tie, kurie ruošiasi tikrai žiemai. Štai man rankose žieminis rusiškas grąžtas. Šią savaitę jūs galite Romados parduotuvėse įsigyti už ypatingą kainą tik 89 litus. Na, neužmirškit, kad prekių kiekis yra ribotas ir susitiksim www.romada.lt. Konkursas didelės mažos skirtas jūsų sugautų laimikių nuotraukam. Nuotraukas, na, kaip yra, taip yra. Tų žuvų nėra per daug ir dabar nebėra per daug ką gaudyti, tačiau tikime, kad sulauksime netrukus labai įspūdingų ir didelių vėgėlių, nes prie Nemuno krantų, sakė, vyrų sėdi begalė. Taip kad linkime jums sugauti savo pačią didžiausią varliagalvę vėgėlę. Konkursas. Du soriukai sveriantis 5 kg ir 4 kg 700 gramų sugauti Šventojoje tolimo užmetimo meškerę, kurios pagrindinis valas 20 mm, pavadėlė 16. Ir kasgi sugavo tos soriukus? Pasirašo Jonavos dispečerinė. Iš tikrųjų įspūdingas laimikis Artūro Montvydo iš Klaipėdos 8 kg lydeka sugauta Nemune guminukų. Paskutinis didžiausias šio rudens laimikis mūsų laidoje 9 kg lydeka sugauta Kaunietė Zapiškio ir laimikio autorius Saulius Kakstys. Viskas, ką norėjom parodyti šioje mūsų pirmoje baltoje apsnigtoje laidoje. Tikimės, kad žiema bus gera, kad visų jūsų ir mūsų nuotaikos meškeriotojai bus kuo toliau to geresnės. Ir viskas. Nei žvyno, nei degos, susitiksim lygiai po savaitės.